Aš vėl kažkaip įtartinai šiandien labai gražus ir labai ryškus. Tai sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Šarūnas Lapinas ir šiandien mes pasimokysime pasikeisti nemirtingumo totemo atvaizdą. Kitaip tariant, bam, aš turiu rankoj save. Tikrai taip, tai kaip matot, pabandysim pasidaryti tokį šakar-makar, nes, visi turbūt žinot, kaip atrodo tas tradicinis nemirtingumo totemas, tai tiesiog, visa pamoka taip ir bus, kaip pasikeisti iš standartinio vaizdo į tokį vaizdą. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai tam, kad nebūtų čia per sudėtingai sunku, aš biškį paieškojau ir suradau jums patį paprasčiausią variantą, kaip galima būtent pasidaryti šituos, nemirtingumo totemo skinus, irgi taip pavadinsiu, nežinau kaip išsireikš, žodžiu, vizualus kažkokius veidelius, pakeitimus, vaizdus, žodžiu. Tai jums reikia tiesiog tik naršyklės ir internetinio puslapio skinmc.net /totem. Tai čia, kaip matot, yra originalus Steve'o atvaizdas, taip pavadinkim. Ir kas čia dar yra labai gerai, kad galima keliais būdais, pasidaryti visą šitą dalyką. Tai galima arba įdėti iš karto skiną, arba pasinaudoti Minecraft kažkieno tais vardu. Tai gal tik liūdnesnis dalykas tas, kad būtent Minecraft šita vardo dalis, jinai veikia tik tai su paskyrom, kurios turi, kurios yra legalios ir yra legaliai pirktos iš Minecraft'o, tai ten, sakykime, jeigu jūs turit kokį T-Launcherį arba kažką kito, tai jums tas neveiks, jums reikia įdėti būtent jau nuotrauką. Tai aš galiu įsirašyti savo vardą, nes turiu legalią paskyrą. Ir jeigu paspausiu generate, kaip matot, atsiranda mano skinas. Arba aš turiu taip pat ir savo skiną ir galiu tiesiog irgi čia įkelti. Ir jis irgi štai čia atsiras. Tai, žodžiu, čia jau kaip norit, kaip galit, kaip jau jums išeina, taip jau padarykit. Aš vėlgi, kaip ir sakiau, tiesiog, sakykime, galiu įsimest nuotrauką ir panašiai. Ir dabar čia dar yra stilius. Tai, kaip matot, yra mini-me, mažasis aš, tada pilnas kūnas ir tada netgi 3D modelis. Tai čia paspaudus galit pasižiūrėti, kaip atrodo. Tai, turim tokį variantą ir turim tokį variantą. Tai aš gal pasiimsiu tokį variantą. Žodžiu, jūs galėsite tiesiog pabandyti kelis variantus, net ir visus, tiesą pasakius. Ir tiesiog pasižiūrėti. Ir čia, žinoma, dar taip pat ir galima pasikeisti versiją. Tai yra senesnės versijos ir naujesnės. Bet atkreipkite tai dėmesį, nes, jeigu įdėsit, sakykime, ten į kokį 1.19 versiją, kokį šitą arba atvirkščiai, tai greičiausiai tiesiog neveiks. Kadangi aš naudoju naujausią versiją, tai aš, žinoma, pasirenku šitą. Ir ką, tiesiog spaudžiu Download Now. Ir tada jūs gausit štai tokį užzipintą, užtrauktą failą. Ir, žodžiu, ką dabar reikia padaryti, tai galima tiesiog labai paprastai atsidaryti žaidimą. Tai aš atsidarau Minecraft'ą. Smagu dar atnaujinimai. Ok, ir kaip matot, aš jau esu žaidime, tai čia keliaujam tiesiog į nustatymus, keliaujam į resursų paketai. Ir, čia kaip matot, aš turiu biškį resursų paketų, bet ką mums reikia padaryti, paspausti Open Pack Folder. Čia atsidarys štai toksai aplankalas ir ką mums reikia padaryti, tai tą užtrauktą, užzipintą failą tiesiog perkelti būtent į resursų paketus. Ir viskas, galima grįžti į žaidimą. Ir kaip matot, atsirado skinmc kažkoks tai šakar-makar. Tai šiaip rašo, kad incompatible, bet turėtų viskas veikti ir viskas būtų gerai. Dabar vėl lieka tik pasijungti žaidimą ir patikrinti. Ok, ir aš jau esu žaidime. Tai dabar tiesiog pabandom parašyti Totem of Undying. Ir veikia viskas, kaip matot. Tai bam, turiu save. Aš laikau rankoj save.
Tai šitai paprasta yra pasidaryti savo, nemirtingumo atvaizdo totemą. Nežinau kaip įvardinti, bet žodžiu jo. Su šituo tekstūros paketu jūs matysite, kad būtent laikot save rankų. Tai jeigu patiko jums ši trumpa pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka ir prenumeruokite Red Fox Cloud. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, tai būtinai paspauskite širdelį ir pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis buvo Šunasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!